Sveikinuosi su tavimi šiame epizode, kuris vadinasi, kodėl mums taip sunku išeiti iš savo komforto zonos. Ir aš tikrai tikiu, kad šis epizodas bus naudingas daugeliui žmonių, kurie nori pokyčių, bet vis tiek kažkas atrodo juos stabdo. Ir taip pat noriu tau priminti, kad rugpjūčio 19 užsidaro mano veitlistas. Tai jeigu girdėjai mano praeitus epizodus, aš dalinausi, kad ruošiu slaptą projektą ir veitliste esantys žmonės apie tai sužinos pirmieji ir gaus 50% nuolaidą ir labai daug bonusų, kurių negaus niekas kitas. Taip kad, jeigu tu nenori praleisti tos progos, nes iškart pasakysiu, niekas kitas tokių bonusų negaus, tik tai veitlistas, tai tiesiog užsiregistruok, nuoroda yra prisekta podcast pačioje, tau tai reikia užsiregistruoti, ta prasme, tu neprivalai įsigyti to produkto, kai jisai bus. Nestabdyk savęs, kodėl savęs stabdai ir vėl. Nes tai gali atskleisti tau labai daug dalykų apie tai, ko tu šiuo metu ieškai, taip kad nestabdyk galimybės prieš tavo akis. Ir taigi, šis epizodas bus apie komforto zoną. Tai galiu pasakyti, mes daug dalykų galime atrasti savo astrologinėme žemėlapyje. Labai akivaizdžiai galim pamatyti, kur yra pas mus komfortas ir kur yra, mes turime ateiti šiame gyvenime padaryti, kad paleistą komfortą ir kokia yra mūsų šio gyvenimo misija. Ir šią savaitę aš turėjau iš tikrųjų pokalbį su viena iš savo komandos merginų ir mes kalbėjom labai daug dalykų apie visokias temas, apie sielų gyvenimus, apie praeitus gyvenimus, žodžiu, ir panašiai. Ir aš iš tikrųjų pažiūrėjau jos astrologinį žemėlapį ir ten buvo labai aiškiai parodyta jos komforto zona ir jos misija, kuria šį gyvenimą. Ir aš jai pasakiau, sakau, va, taip ir yra, argi ne taip, nes aš ją pažįstu jau tikrai ne vieneri metai ir aš žinau, kad taip yra. Ir pas ją buvo taip, kad Šiaurės mazgas jūsų astrologiniame žemėlapį parodo, kokia yra jūsų šio gyvenimo misija, ko jūs atėjot į šį gyvenimą, kokia yra jūsų pagrindinė misija. Ir pietų mazgas visada bus opozicijoje jūsų astrologiniame žemėlapį prieš šiaurės mazgą, tai parodo jūsų gyvenimo komforto zoną, ką jūs darėte praeituose gyvenimuose, kas jums, tai yra, jūs tiesiog masterino tai. Ir jums šiame gyvenime tai daryti yra irgi labai lengva, bet tai nebėra jūsų gyvenimo misija. Tai tiesiog tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, kaip jos atveju. Pas ją iš tikrųjų pietų mazgas buvo pas šeimos būste, tai jai sukurti šeimą, va tiesiog, prižiūrėti vaikus, namus ir viską yra labai natūralu. Ir sako, iš tikrųjų, kai gimė mano vaikas, aš tiesiog paėmiau ir galėjau tiesiog žinojau, ką daryti, atrodo, sako, iš vis neturėjau jokių klausimų, kai kiti žmonės ten galvoja, kaip čia ką daryti ir panašiai. O pas ją buvo viskas natūralu. Ir aš tikrai žinau, stebint ją, kaip jinai tai daro automatiškai ir natūraliai. Ir opozicijoje pas ją yra karjeros būste, yra šiaurės mazgas. Tai reiškia, jos gyvenimo misija yra šiame gyvenime iš tikrųjų fokusuotis į karjerą, į savo public image, žodžiu, ir panašiai. Ir dėl to ir mes ir kalbėjom su ja, kad jinai taip yra nuostabi mama, nuostabi šeimininkė ir tikrai, bet jinai nepamiršta savo karjeros ir ją visada ir traukia į online verslą, ieškoti savęs, užsiimti visokiom veiklom ir taip pat jinai dirba. Ir jinai tikrai nėra ta, kuri vien namuose su vaikais, kas yra komforto zona, tai tikrai jinai tą pusę eina. Bet jos pašaukimas ir yra karjera, nes kitose gyvenimuose jinai darė labai labai viską. Jinai tiesiog, kaip sakant, suneilino tą šeimos gyvenimą, suprantat? Tai, pavyzdžiui, mano atveju aš galiu pasakyti yra taip. Tai mano šiaurės mazgas yra 11 būste, 11 būstas yra atsakingas už bendruomenės, už didžiulius tinklus, už didelės grupės žmonių. Ir man tai labai paaiškina, kodėl man iš tikrųjų tai buvo natūralu sukurti bendruomenę. Nes aš per metus su pusę aš buvau subūrusi tinklinėme marketinge 1000 narių bendruomenę. Be jokių didelių, sakyčiau, įgūdžių. Man tai buvo visiškai nauja patirtis apskritai būti tinklinė marketinge. Ir aš viską labai natūraliai, labai organiškai ir kartais žmonės klausdavo, kaip čia, kokia tavo paslaptis ir panašiai. Ir aš iš tikrųjų dariau tai labai su didelė energija, man tiesiog tai patiko, man tai buvo įdomu. Man buvo labai labai toks didžiulis varikliukas, man sukurta bendruomenė tikrai nebuvo sudėtinga, tikrai. Ir aš taip pat ir Zumbą vesdavau, mes irgi turėjom bendruomenę prieš tai, ta prasme, kur irgi ateidavo reguliariai žmonės, važiuodavom į visokius renginius kartu, turėjau tokią savo Zumbos bendruomenę, žodžiu. Tai man visas tas bendruomenių kūrimas, tarnavimas dideliam kiekiu žmonių nebuvo niekada kažkas labai jau tokio sudėtingo, labai natūralu man. Ir pavyzdžiui, tas pats yra ir vesti podcastą, ar ne, kad vedu podcastų 4 metai, tai aš, kaip pasakyti, pasiekiu didelius kiekius žmonių kasdien.
kasdien su kiekvienu epizodu ir panašiai. Ir aš niekada net nežinau, kas manęs klauso kartais. Tai čia mano yra natūralus komfortas, ką aš galiu daryti labai natūraliai. Tačiau mano opozicijoje, mano šio gyvenimo misija nėra tokia. Mano gyvenimo misija yra būtent 5. būste ir 5. būstas yra atsakingas už mūsų, tai yra pats, kaip pasakyti, romantiškiausias, linksmiausias būstas, koks yra mūsų astrologiniam žemėlapį. Ir tai būtent yra susijęs su vidinio vaiko džiaugsmu, su romantika, žodžiu, savęs išreiškimu, nes 5. namelį šiaip valdo liūtas įprastai, tai automatiškai yra autentiškumas, ekspresiškumas, tiesiog savęs nestabdymas ir tiesiog having fun, kaip sakant, tokia yra mano gyvenimo misija. Ir iš tikrųjų tikrai dažnai aš savęs ir klausdavau, ir kodėl, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, 11. būste pas mane taip pat valdo jautis. O jautis yra iš visų 12 zodiako ženklų pats, kaip pasakyti, neužsispyręs labiausiai, bet jis labiausiai nenori pokyčių. Jisai tiesiog nori, kad viskas būtų stabilu, kad visko eitų tikėtis taip, kaip yra. Ir, žodžiu, jautis jisai tiesiog stovi savo, kramto žolę ir viskas, ta prasme. Ir jam nereikia jokių ten dramų, jis nori stabilumo, jis nori praktiškumo. Tai man labai daug ką atskleidė, kad mano ta komforto zona ir, kaip aš kalbėjau ne vienam epizode, aš dalinausi, kad aš jaučiausi paskutiniais keliais metais savo, pavyzdžiui, pagrindiniai veikloj. Ne visi aspektai, bet tikrai daug aspektų, ypatingai apie bendruomenę, apie komandos kūrimą, apie visus apmokymus, aš jaučiausi, kad kažkas yra ne taip. Ir mano jautis, kad ir žinojo, kad yra ne taip, bet jis vis tiek buvo, kaip pasakyti, bijo pokyčio. Tai va, nes jautis ypatingai, kur va jūsų, pavyzdžiui, asmeniniam astrologiniam žemėlapį, jisai, kaip pasakyti, labiausiai bijos pokyčio. Tai va, ir pas mane yra susijęs su bendruomenėm, kad gali daryti labai daug dalykų, kurie mato, kad nebeveikia. Pavyzdžiui, tai, kas man padėjo kas man veikia pirmus 2 metus, man po to tiesiog nebeveikia, bet aš vis tiek darau tą patį, suprantat? Tai va, ir esmė tame, kad ateina metas, kai tu pradedi galvoti, kad tai yra mano komforto zona, suprantat? Ir aš galbūt, jūs dabar ką aš įsipasakau, galbūt žmonės galvoja, what the hell is this, ta prasme. Tai aš jums labai rekomenduoju iš tikrųjų astrologinį žemėlapį savo pasižiūrėti, kur yra jūsų šiaurės, pietų mazgas. Ir šiaip mano tas slaptas projektas, ties kuriuo šiuo metu dirbu, gal jau kai klausote, jis yra išleistas, nes priklausys, kada jūs klausysite. Tai galiu pasakyti, kad jame jūs galėsite įsigilinti viską plačiau, nes aš būtent jame ir rodau viską labai, labai, labai su visais paaiškinimais, su visais namų darbais, kaip jūs galite viską patys įsigilinti ir išmokti patys interpretuoti ir rasti atsakymus iš savo astrologinio žemėlapio, o ne ieškoti knygose. Ir apskritai, kodėl aš taip pasinėriau tą astrologiją, žinau, kad mano tas visas kontentas kažkiek keičiasi, bet aš noriu išlaikyti tokį praktiškumą, o ne kad vien tik tai apie astrologiją. Tai aš noriu tiesiog žemiškai žmonėm paaiškinti, kad mes daug dalykų žinom, kur yra mūsų komforto zona, ar ne, bet mes taip pat galim naudotis ir astrologiniu žemėlapiu, kad patvirtint, kad supras, aš suprantu, kas ir kaip ir panašiai. Tai labai dažnai tai ir bus ta tokia opozicija, kad, kaip sakau, tai, ką mes darom šiuo momentu, mums yra labai natūralu, kažkam gali būti labai natūralu tiesiog kurti šeimą, ar ne, kažkam yra labai natūralu kurti biznesį, gali ateiti ir sukurti labai daug biznių, tiesiog užsimerkęs ir jis nesupras, kaip jis tai padarė, tiesiog čia jo natūra. Kažkam yra labai natūralu komunikuoti, tiesiog jis gali kalbėti, jis gali rašyti, visomis formomis kalbėjimo, žodžiu, komunikacijos, jam nėra absoliučiai jokios problemos, yra jo natūra. Kažkam yra visiška natūra tiesiog dirbti, servinti kitus žmonės ir jis natūraliai tiesiog turi tai. Tai pas kiekvieną bus skirtingai, suprantat, bet esmė tame, kad šiame gyvenime mes atėjome iš tikrųjų paleisti tą, kas mums yra komforto zona, nes mes apskritai kaip sielos, ir aš nežinau, kiek jūs, mėlėjai, žinot apie tos dalykus, kiek jūs esate įsigilinę į tos dalykus, bet mes kaip sielos gyvenam jau ne vieną gyvenimą. Ir mes neaišku, kiek gyvenam. Gal kai kurie iš jūsų, pavyzdžiui, buvot gydytojai, seselės ir pas jūs kiekviena detalė buvo labai svarbi, dėl to jūs šiame gyvenime irgi jaučiatės perfekcionistai ir jums labai yra sunku kažką gyvenime pradėti daryti, ar jūs labai dažnai save kaip ir paralyžiuojate, tiesiog nuo tos viso pergalvojimo ar panašiai. Dėl to, kad iš praeitų gyvenimų tai buvo jūsų kaip pasakyti, jūsų tapatybė, tai buvo jūsų išgyvenimas, nes kaipgi daktaras gali nekontroliuoti, jisai turi viską kontroliuoti, ar ne? Tai čia ir yra, dėl ko mums gali būti sunku šiame gyvenime tos dalykus paleisti, nes tai yra iš praeitų gyvenimo atėję. Tai mes kaip sielos iš tikrųjų gyvenam daug metų, daug gyvenimų, labai daug gyvenimų gyvenam ir mes esam praėję labai daug įvairių patirčių ir labai daug skirtingų gyvenimo. Tai būtent šio gyvenimo tikslas pas mus yra visai kitoks, negu buvo prieš tai.
panašiai. Ir būtent tai jūs galit ir pamatyti savo astrologiniam žemėlapį, suprantat? Ir aš žinau, kaip kurie galbūt sakau žmonės netiki tokiais dalykais, kad kaip gali gyventi daugiau ir panašiai. Šiaip yra labai gera knyga, aš dar paties neskaičiau, bet aš tikrai žinau, apie ką jinai yra, tai yra Sielų kelionės, gyvenimas anapus, irgi labai gera knyga, suskaičius jau gal, kai buvau paauglė, man labai labai patiko šita knyga, nes iš tikrųjų tada supratai, kad kai mes dažnai žmonės ko bijo mirties, kas bus, kai aš numirsiu ar ne ir panašiai, bet iš tikrųjų niekas nepasibaigs ir tu tikriausiai vėl eisi priklausomai, aišku, kokį tu gyvenimą nugyvenai, su kokiom karminiam pamokom tu išėjai, nes iš tikrųjų mes kaip sielos, mes pasirenkam viską, ta prasme, prieš išeinant į šį pasaulį mes susidėliojam planą kartu su visa savo spirit komanda ir pasirenkam netgi tėvus, pasirenkam gyvenamą vietą, tiesiog viskas yra suplanuota, sudėliota ir mes ateinam į šį gyvenimą, žodžiu, gyventi. Ir aišku, mes pamirštam tą visą dalyką, nes mes tiesiog neturim to kaip pasakyti, prieigos prie tos informacijos, kurią mes turėjom, ar ne, kaip sakant, kai buvom siela tiesiog. Tai ir šiame gyvenime dėl to daug žmonių yra tiesiog atsijungia nuo to spiritualizmo, nuo to kažkokio tikėjimo, kad yra kažkas daugiau negu tiesiog aš, va čia šioje žemėje ir panašiai. Ir aišku, yra visokių teorijų, bet iš esmės aš siūlyčiau tikrai paskaityti šitas knygas, jeigu jums yra įdomu, pasigilinti viską labiau. Ir tada tikrai daug dalykų supranti kitaip. Ir visi tie ženklai su mumis apskritai ir visata, aišku, bendrauja ir pastoviai mes galim gauti užtvirtinimus, mes turim savo spirit komandą, mes turim savo Guardian Angel, mes turim savo visus angelus šalia mūsų, tai visada yra kažkas šalia mūsų, mes niekada nesame vieni ir mes iš tikrųjų galim prašyti jų pagalbos, kada mums reikia taipogi. Tai o ką mes dažniausiai darom? Kad mes labai susitelkėm į tai, kad oi, aš esu vienas ir, žodžiu, viskas nuo manęs priklauso, bet iš tikrųjų jūsų komanda, jūsų spirituali nematoma komanda yra visada pasiruošusi jums padėti. Tai jums ir kaip mes, kaip sielos, kaip ką aš norėjau pabaigti pasakyti, kad mes išėjom, jau viskas susidėlioja, bet mes kaip žmonės taip pat turim tą vadinamą free will. Tai taip, mes galim priimti daug sprendimų patys iš savęs, ne viskas eisis galbūt palei tą sudėliotą planą, suprantat? Bet esmė pačios sielos misijos, kurią mes turim, jau jinai yra kaip ir iš esmės sudėliota. Dėl to tai visi žmonės, įvairios situacijos, jie neateina tiesiog šiaip savo, jie ateina tam, kad mus išmokytų to, ką reiktų išmokti. Ir iš tikrųjų, kai tu pradedi žiūrėti viską iš tos kitos pusės, kad va, viskas vyksta taip, kaip turi vykti pagal tą aukštesnį planą, ar ne? Ir tada tu paleidi tą kontrolę, kad viskas turi vykti taip, kaip aš sugalvojau, o ne kad va, aš sugalvojau, kad aš ten iki 32 metų turiu turėti namą, turiu turėti vaiką, turiu turėti nuostabą karjerą, ar ne, o iš tikrųjų galbūt tas planas jums yra paruoštas daug geresnis, negu jūs savo galvojate. Ir mes tiesiog turim išmokti pasitikėti to planu ir pasitikėti, kad viskas visada mums veikia taip, kaip turi veikti. Absoliučiai viskas. Nėra taip, kad mums nesiseka, nėra taip, kad mums kažkas nesigauna, viskas vėliau susidėlios anksčiau ir vėliau, kodėl tai buvo, kodėl tai vyko ir tiesiog mes turim tikėti to procesu. Tai va, tai tą aš noriu mėlėjams pasakyti šituo epizodu. Kur yra jūsų komforto zona, kodėl jums yra taip sunku palikti, tai yra sunku palikti, nes tai yra jūsų tapatybė iš praeitų gyvenimų ir tai yra kažkas, kas jums yra labai automatiška ir labai tiesiog dalis jūsų, bet jūs turit kabintis į tai, ko jūs atėjote į šį gyvenimą. Tai jeigu norit, pasižiūrėkit savo astrologiniam žemėlapį, kur pas jūs yra šiaurės ir pietų mazgas. Čia yra labai iš tikrųjų gili tema apie tai, labai labai gili ir tikrai čia tokiam trumpam epizodė aš nieko čia jums nepapasakojau, bet kaip minėjau, mano specialiam projekte visa tai irgi bus daug giliau, su tam tikra rekomendacija pasikasti gilį daug didesnį. Tai tikiuosi, kad ir jūs prisijungsit į laukiančiųjų sąrašą ir norėsit apie tai sužinoti, nes patikėkit, atsakymus, kuriuos jūs bandot surasti per knygas, per įvairius kursus, per įvairius tenais mastermindus, per įvairius žmonės, jie slypi jūsų astrologiniam žemėlapį. Tas darbas, kurį aš dabar padariau su savim per paskutinius beveik metus laiko ir dar darau iki šiol, tikrai čia viskas dar tik tai juda ir eina dar tolyn. Man davė tiek daug atsakymų, kiek niekas nebūtų davęs. Joks žmogus, joks mentorius, taip yra mentoriai vedliai, kurie tave veda link to, bet, ta prasme, pats astrologinis žemėlapis, jisai man suteikė tiek daug suvokimo ir supratimo, kodėl aš, pavyzdžiui, priėmiau tą didelį sprendimą dabar rebrandinti, kodėl aš priėmiau tokius sprendimus, kaip išleisti ir savo asmeninį produktą, ta prasme,
todėl kad aš tai matau astrologiniam žemėlapį, kas man yra tinkama ir aš iš tikrųjų visada žinojau, man intuicija daug dalykų jau buvo kaip ir sakiusi, tačiau mes kartais, na, to patvirtinimo mums reikia, bet tu ieškai to patvirtinimo ne iš aplinkos, ne iš kažkokio tai guru, bet tu ieškai iš savo astrologinio žemėlapio, kuris nepasikartos po 25 000 metų. Ir šiuo metu aš esu ant to tikrai labai pasinešusi, nes aš žinau, kiek tai daug pasako apie žmonės, nes su žmonėms, kuriais dabar irgi bendravau, su kuo mentoruoju asmeniškai, pasižiūrime asmeninį tą jo žemėlapį ir visi atsakymai slypi ten. Ir čia ne iš tos pusės, kaip pat būna žmonės, tradicinė astrologija yra maždaug tokia, kad tau pabūrė ten kažką, kad va kitais metais ten tu susituoksi, turėsi vaiką, tu gimiai dvynys, ten biški liūto, biški to, biški nori, tu va toks esi ir panašiai. Tai čia yra labai tokia apibriešta ir labai limituojanti ir labai dažnai negatyvi astrologija, aš galiu pasakyti. Bet kai mes žiūrime iš tos evoliucinės astrologijos, tai mes galim iš tikrųjų suprasti, kad kaip mes galim, matydami tai, ką mes matom, aukti. Kaip mes galim aukti, kaip mes galim, matydami tą savo šiaurės pietų mazgą, kaip mes galim pradėti paleidinėti tą komforto zoną vis labiau ir labiau, kad mes eitumėm link to, kas mums yra šiame gyvenime skirta, suprantat? O ne iš to, kad tu esi dvynys, tu visą laiką būsi dviveidis, tu esi liūtas, visą turėsi aukštą ego ir kitais metais pas tave, žodžiu, vyks tas ir tas. Tai čia yra, nu, čia yra visiškai ne tas apie tai, ką aš, pavyzdžiui, kalbu, į ką aš gilinuosi ir ką aš noriu žmonės pamokyti. Aš noriu žmonės išmokyti, kad jie patys rastų atsakymus. Ne per kažkokius kitus žmonės, jūs galite išmokti labai greit interpretuoti, patikėkit manim, jums nereikia eiti darytis analizių kiekvienais metais. Ir kad jūs kažkoks žmogus apibrieštų, suprantat? Tai va, tai aš apie tai be abejo pasidalinsiu, kai viskas bus oficialiai, bet aš žinau, kad tas projektas, tai, ką aš paleisiu, aš pilnai tikiu, kad reikia kiekvienam žmogui praeiti tai, kad jie tiesiog žinotų tos atsakymus, nes tai bus daug vertingiau negu bet kokią knygą, negu bet kokią konsultaciją. Aš tai sakau, nes aš žinau. Nes aš visą tai, ką aš sukūriau, ką aš kuriu, aš pati patyriau savo kailiu nesenai. Ir aišku, klausiu savęs, kodėl aš seniau apie tai nežinojau, bet iš dalies džiaugiuosi, nes daug dalykų, kuriuos dabar sužinojau, man nebūtų dašutė, kaip sakant, prieš kokius 5 metus. Tai visada mus ta informacija suranda, kai yra tam tinkamas laikas. Nes kartais netgi gal ir buvo ta informacija, bet gal jos mes net nematėm. Ir galbūt dabar kai kurie iš jūsų klausot šitą podcastą ir galvot, ką čia šneka per nesąmonės, ta prasme, bet jums sunku gal dar priimti tą informaciją, bet po kokių gal 2, 3, 4 metų jūs norės tą informaciją irgi priimti. Tiesiog dabar gal nėra jums laikas. Tai va, tai primenu jums, prisiregistruokit į mano waitlistą, nuoroda yra prisekta prie epizodo aprašymo, nepamirškit manęs pasiekti social media Agnė Der Facebook'e ir Instagrame ir TikTok'e pakeisk savo gyvenimą, tad ačiū, kad esat su manimi ir iki kitos savaitės, mėlyje.